pastatai negyvenami, dėl to ir atvykom pažiūrėti dar kartą. Vakar taip pat policijos pareigūnai filmavo, pastatai yra tušti, bet mes bijome, kad prieš pradedant grįžimo darbus, kaip dažnai būna, kažkas sueis į vidų ir sakys, kad čia mes gyvenam ir todėl mes turim 2 šeimas, kurios buvo susijusi su tais pastatais, su jais yra dirbama ir laikina pastogė, jeigu bus reikalinga, jinai bus suteikta. Ir čia aišku tik pradžia, nes yra lygiai taip pat toliau vyksta teismo procesai. Statybų inspekcija, reikia pagirti, tikrai aktyviai dirbo ir artimiausiu metu matyti teismai priims sprendimus dėl dar 7 pastatų, kurie yra nelegalūs ir tada lygiai atitinkamai taip pat pagal visas teisinės procedūras jie bus taip pat po kažkiek laiko griaunami. Iš viso 10 pastatų. Yra daugiau, tai šiuo atveju statybos inspekcija tikrai dirba aktyviai ir o mūsų pareiga jiem padėti įgyvendinti.